Kelkraštį žyminčios linijos. Kelio kraštą žyminčios linijos gali būti siauros, plačios, ištisinės ir punktyrinės. Plati ištisinė linija žymi važiuojamosios dalies kraštą ir ruožų, į kuriuos draudžiama įvažiuoti ribas automagistralėse. Atskiria važiuojamosios dalies juostą skirtą maršrutiniam transportui. Atskiria eismo juostą nuo maršrutinio transporto stotelės. Ištisinė linija žymi važiuojamosios dalies kraštą. Jei jūs dėl kokių nors priežasčių esate priverstas sustoti, šią liniją galima kirsti ir sustoti kelkraštyje. Siaura linija yra nubrėžta kelio dešinėje pusėje. Atkreipkite dėmesį į dviratininkus bei pėsčiuosius, kurie gali eiti už tos linijos paliktų nedideliu tarpu. Plačios linijos yra atitrauktos nuo dešinio kelkraščio. Tai paliekama vietos pėstiesiems ir dviratininkams. Dabar mes aptarsime, kokios linijos yra važiuojamojoje dalyje. Tai eismo juostą skirianti linija, artėjimo linija, ištisinė linija bei nukreipimo salelė. Važiuoti reikia tarp eismo juostų, geriausia dešinėje eismo juostoje. Artėjimo linija reiškia, kad netrukus gali prasidėti ištisinė linija, todėl užvažiuoti ant artėjimo linijos pavojinga. Ant ištisinės linijos taip pat ir dvigubos užvažiuoti draudžiama. Taip pat ir išvažiuojant iš kelio, įvažiuojant į kelią ar apsisukant. Nukreipimo salelėse draudžiama važiuoti, sustoti bei stovėti. Nukreipimo salelę reikia apvažiuoti iš tos pusės, į kurią yra nukreiptos joje esančios įstrižinės linijos. Visada reikia važiuoti į dešinę nuo eismo juostą skiriančio stulpelio. Šį reikalavimą gali pakeisti ženklai arba reguliuoti.